Kas yra psichosomatika? Žodis somatika reiškia tai, kas susijęs su fiziniu kūnu, o žodis psicho reiškia tai, kas susijęs su siela. Dabar net tradicinė medicina pripažįst, kad 75% lygų yra psichosomatinio pobūdžio. Tai kai fizinis negalavimas, fizinio negalavimo priežastis glūdi emociniam arba mentaliniam lygmenį. Dabar, kodėl mes sergam? Kreipdamasis į mus per ligą, kūns nori perspėti, kad mes mąstome klaidingai. O tas klaidingas mąstymas kiekvienam iš mūsų labai kenkia. Tai kai pasirodo kažkoks tai mūsų negalavimas, jis ir perspėja, kad jau pribrendo laikas keisti tą žalingą mąstymą ar įsitikinimus, nes mes jau pasiekėm fizinių, emocinių ir protinių jėgų ribas. Tradicinė medicina tiesiog kovoja su liga ir stengiasi pašalinti simptomus, tačiau visiškai nesigilina į ligos priežastį. Tai čia lygiai tas pats, kas važiuojant automobilyje užsidego raudona lemputė, bet mes visiškai nesistengiam suprasti, kodėl ta lemputė užsidegė, tiesiog ignoruojam ir važiuojam toliau, bet taip prisidarom dar daugiau bėdų. Tai pats fizinis kūnas, pats iš savęs padaryti nieko negali, fizinis kūnas yra tiesiog atspindis to, kas dedasi mūsų vidui. Ir kai mes įsiaiškinam, kodėl mes susirgom, tada galim rasti tai priežasčiai nesprendimą. Tačiau čia atsiranda tokia bėda, kad to sprendimo rasti kartais neleidžia mūsų ego. Tai dabar papasakosiu, kas yra tas ego.